Visoje Europoje, be abejo pasaulyje, pažangėję universitetai, pažangiosios labiau išsivyščiusios šalis, norėdamos, kad mokslas labiau prisidėtų prie visuomenės pažangos vystymosi ir reikalaudami iš universiteto didesnės mokslo ir studijų kokybės ir be abejo indėlio į kiekvienos šalies socialinio, kultūrinio, ekonominį plėtrą, visiškai palyginti neseniai pradėjo vertinti universitetus. Tai yra vertina, taip vadinamas, vyksta institucinis universitetų vertinimas, net skiros programos, net skirų modulių, kaip vykdavo anksčiau, bet vertina visą instituciją. Ar ta institucija, duotu atveju universitetas, tinkamai įgyvendina savo misiją, kurią iškelia tos šalies žmonės tam universitetui, ar tinkamai ir racionaliai įgyvendina tikslus. Ir paprastai tie vertinimai vyksta ta dvasia, ta filosofija, kad padėti universitetam geriau susiorientuoti socialinėje plotmėje, kultūrinėje plotmėje, ar jie teisingų kelių eina, ar jų misija yra efektyviai įgyvendinama, ar jų mokslas yra aukščiausios kokybės, kaip mokslo pasiekimai yra perduodami studentam, galbūt jų studijų procesas yra šiek tiek atitrūkęs nuo gyvenimo, visuomenės lūkesčių. Štai todėl dėl šių tikslų yra suburiamos plačios grupės ir kviečiami didžiausi, geriausi pasaulyje ekspertai, kad vertinti universiteto vystymosi visų pločių. Paprastai vertina universitetus ne pagal vieną kriterijų, pasirenka kelis kriterijus. Būdingiausi universitetui kriterijai tai yra pirmiausiai vertina apie koks yra universiteto mokslo pasiekimas. Ypatingai didelis akcentas atkreipiamas į tarptautinių mokslo pasiekimus. Ir kaip tie pasiekimai yra susijęti su studijų procesu, ir kaip tie pasiekimai mokslo reikalingi to šalies gyventojų gyvenimo kokybei. Antras komponentas yra labai svarbus, yra studijos, nes kiekvienas universitetas be žinių gilių atradimų, jų sisteminimo, kaupimo stengiasi tas žinias perduoti visuomeniai pirmiausiai per studentus, parengti gerus išprususius žmonės, gerus specialistus, kurie galėtų visuomenę vesti vienu žingsniu į priekį, negu buvo kita karta. Tai yra vertinama studijų procesų kokybė. Ir pagrindinis toks, aš negaliu visų kriterijų vardinti, pagrindinis atskaitos taškas yra, ar studijų procesas atitinka aukščiausios mokslo pasiekimus. Ar jame yra tik tai naudojamos lokalios mokslo tiesos, ar naudojamos pasaulio visų mokslininkų sukauptos, sustemintos, naujausios tiesos, ir kaip tos tiesos yra transformuojamos į studijų procesą. Trečias labai svarbus komponentas, kur vertina pasaulio universitetus, tame tarpe ir mes esame vertinami, tai yra universitetų poveikis visuomeniai. Ir čia didžiausias dėmesys yra skiriama, ar universitetai yra uždari, ar jie tik gvildena, kaip jau minėjau, savas mokslinės problemas, ar jie tik tai pagal savo mokslą kabutėse ir rengia studentus, ar jie įtraukia į studijų procesą socialinius partnerius, ar jie įtraukia į studijų procesą pačius studentus, ar jie klausosi visuomenės, ar jie stebi, kas vykstasi kituose šalyse. Galų gale yra kažkokia apklausa, kad visuomenė pati mano apie universitetų naudą jų pačių kokybiškai plėtrai. Ir ketvirtas kriterijus yra visiškai, galima sakyti, naujas kriterijus, tai yra vadybinis kriterijus, tai yra vertinami universitetai pagal tai, kaip jie sugeba strategiškai valdyti tuos pirmutinius tris tikslus – studiją, mokslą ir poveikį regionai. Tai yra vertina, ar universitetai racionaliai skirsto lėšas, ar universitetai geba išskirti prioritetus, kaip universitetai sugeba susidurti su iššūkiais, visuomenės iššūkiais,
mokslo naujais iššūkiais, ar jie sugeba tos iššūkius valdyti, ar jie sugeba struktūrinius pokyčius keisti, ar jie sugeba aplamai keistis. Tai yra strateginis valdymas, kuris pasaulyje labai daug šioje srityje yra dirbama, tobulinama, kurio pats pagrindinis pagrindas yra grįstas kokybės vadyba, pokyčių vadyba. Tiesa, modelių yra labai daug. Tai 4 pagrindiniai kriterijai, šalia jų paprastai dar universitetai yra vertinami dar vienas kriterijus, 5. Ar universitetai turi savo tinkamą infrastruktūrą, laboratorijas, įvairius šiuolaikinius prietaisus, ar turi sales, kaip mūsų atveju, auditorijas turi, ar jos yra modernios, ar turi šiuolaikinių knygų, ar gali studentai mokytis gali prieiti prie naujausių mokslinių straipsnių, ar yra visa infrastruktūra tam tinkama, ypatingai didelis akcentas į biblioteką, ir ar turi universitetai savo žmogiškai potencialą, kiek universitetuose yra mokslo daktarų, kiek yra iš jų profesorių, kiek yra asistentų, lektorių, kiek universitetų studijų procese dalyvauja labai patyrusių praktikų, mūsų atveju labai gerų trenerių, ir aplamai kaip universitetų dėstytojai geba keliauti po pasaulį, kaip vyksta mainai, kaip jie sugeba atsinaujinti. Tai tokie pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos yra vertinami viso pasaulio universitetai. Kaip sakiau, tas procesas nėra naujas ir Lietuvoje tai yra pradėta daryti tik tai prieš 3 metus ir mes buvom vieni iš pirmutinių, kai šitą procesą išbandėm. Dabar yra pakartotinas mūsų vertinimas ir vertinimas vyks už paskutiniuosius 3 metus. Turiu pasakyti, kad patys save negali vertinti, čia vertins ekspertai, kurie sudaryti, kurie pakviesti iš kitų šalių, be abejo iš Lietuvos, ir pats save tik tai gali vertinti labai subjektyviai. Tai mūsų pagrindinis tikslas buvo universiteto sudaryti įvairias darbinės grupės. Buvo sudarytos 4 darbinės grupės, į kurias įėjo ir studentai būtinai, socialiniai partneriai, administracijos atstovai, dėstytojai, mokslininkai. 4 pagal mano minėtus kriterijus. Viena grupė rinko informaciją, kokie pagrindiniai mūsų buvo pasiekimai, realūs subjektyvūs pasiekimai mokslo srityje, ką mes gero padarėm per 3 paskutinius metus, kokios iš mūsų išryškėjo stiprybės, kokios išryškėjo silpnybės, kaip mes sugebėjom su silpnybėmis susidoroti, kaip mes sugebėjom tas stiprybės dar toliau puoselėti. Antra grupė buvo suformuota studijų proceso, kokybiškom procesui vertinti, ar vyko kokybiški poslinkiai, kokie poslinkiai, vėl kartojas, kokios silpnybės, kokios stiprybės. 3 grupė buvo poveikis regionai ir 4 grupė buvo sudaryta vertinti, analizuoti, kaip vyksta strateginis valdymas, kaip vyksta kokybės vadyba, ar mes užtikrinam informacijos sklaidą, ar mes priimam objektyviai sprendimus, ar greitai priimam sprendimus, ar jie racionalūs sprendimai, ar sugebam išskirti tarp daugelių tikslų prioritetus. Tai buvo sudarytos 4 darbinės grupės ir jos dirbo ne mėnesį, ne 2, ne 3, bet dirbo visus 3 metus. Buvo parengtas planas ir pagal tą planą kiekviena darbinė grupė pirmiausia rinko informaciją, vėliau tą informaciją analizavo kartu su socialiniais partneriais, kartu su studentais. Paskui tą informaciją aptarinėjo. Buvo dar sudaryta 5 grupė, tai yra savinalizės valdymo grupė. Savinalizės valdymo grupiai aptarinėjo visus tos 4 pagrindinės sritis. Kritiniu žvilgsniu dar kartą peržiūrėjo, buvo išsiųsta mūsų bendruomeniai, socialiniam partneriam, mūsų socialiniam forumui. Iš jų gautą informaciją, dabar dar vyksta tas procesas, tai yra gaunama vis informacija, įvairios pasiūlymai, tos grupės atkreipia dėmesį į tos pasiūlymus, vėl vyksta procesas, tobulinimas ir galutinė versija šios savinalizės
turi būti užbaigta. Mes galvojam apie rugsėjo mėnesį, o institucinis vertinimas vyks rudenį lapkričio mėnesį. Keletą iš kiekvienos galbūt tos srities, iš mokslo, iš studijų, iš strateginių valdymų ir iš poveikio regionų. Keletą skaičių galbūt pasakysiu, kaip man, ką aš mačiau. Pirmiausia, jeigu pradėtumėm nuo strateginio valdymo, tai turiu pasakyti, kad pirmą kartą universiteto istorijoje pasirengėm integruotos veiklos strategiją, kurios rengime dalyvavo socialiniai partneriai, ypač aktyviai dalyvavo studentai, dalyvavo apie 20, galbūt 20-25 mūsų bendruomenės atstovai, mus konsultavo patys geriausi Lietuvos vadybininkai, čia buvo laimėtas projektas, parengėm integruotos veiklos strategiją pagal 4 pagrindinės kryptis, remiantis šiuolaikiniais mokslo ir praktikos pasiekimais. Numatėm kiekvienai krypties konkrečias užduotis, konkrečias priemonės, konkrečius kriterijus, standartus. Tai niekada mes tokios tikslios, į tikslus orientuotos strategijos mes dar neturėjom. Tai galiu pasidžiaugti, kad pirmas darbas tai turėjom gerai išmąstytą ir ko gero šiuolaikišką integruotos veiklos strategiją, kurios pagrindiniai akcentai aukščiausių lygių mokslas, mokslo studijų integravimas, strateginis valdymas, matot, vėl labai panašiai, ir institucijos identitetas ir viešinimas. Jeigu šnekant apie strateginį valdymą, šitą pirmą punktą, dar išskirčiau, kad pasisekė bendrom pastangom ir aš labai dėkingas mūsų bendruomeniai, pasisekė žengti pirmutinius žingsnius, įdiegti kokybės vadybos pirmutinius, galime sakyti, žingsnius. Mes pasirengėm kokybės vadovą, senatas kritiškai jį vertino, priėmėm, įsteigėm tarnybą kokybės valdymo ir akreditavimo, pasirengėm mūsų strategijos priežiūros sistemą ir mūsų strategijos įgyvendinimo kokybės užtikrinimo sistemą, pasirengėm pokyčių valdymo ir sisteminių ir struktūrinių pokyčių valdymo pagrindinius principus, pagrindinius žingsnius. Tai tokie pagrindiniai darbai išskirčiau būtų strateginiam valdymo srityje. Tiesa, dar vieną norėčiau paminėti, kad įdiegėm labai pažangų dabartinių metodų, yra ugdomojo vadovavimo principų. Tiesa, dar mums visiems reikia mokytis tiek strateginio valdymo, tiek ugdomo vadovavimo, tiek kokybės principų, bet jau pirmutiniai žingsniai ir ugdomojo vadovavimo. Dėstytojai tai pajaučia tuo, kad padalinių vadovai kartu su savo pavaldiniais šnekasi apie atliktus darbus metuose 2-3 kartus, planuoja, ką kitais metais reiks padaryti, ką reikės padaryti per artimiausius mėnesius. Taip vadinama coachingo sistema angliškai, o lietuviškai ugdomasis vadovavimas. Dabar, jeigu pašnekėti apie mokslo, kokie pagrindiniai darbai, tai parengta socialinių mokslo plėtros strategija, nes atvykę ankstesni ekspertai akcentavo, kad pas mus labiau dominuoja, labiau išsivystę mūsų universitete yra biomedicinos mokslai. Tai pasisekė ne tik tai parengti strategiją, bet ir padvigubinti mokslinės produkcijos kiekį socialinių mokslo srityje. Per tuos 3 metus aš galiu pasakyti, kad mūsų mokslo pasiekimai maždaug padidėjo apie 15-20%, kas labai džiugina, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kad apie 30% mūsų mokslinės produkcijos buvo publikuota mokslinėse žurnaluose, kurie priklauso prie labai prestižinių pasaulio žurnalų, kurie yra labai cituojami. Tai tikiuosi, kad mes artimiausiu metu būsim pastebėti, mūsų mokslininkų straipsniai atsiras vadovėliuose, kaip ir mūsų mokslininkai patys savo mokslo pasiekimus bando įdiegti ir įdiegė, ko puikiausiai žinau, į studijų procesą. Dabar, jeigu šnekant apie studijų procesą, kokie pagrindiniai
taip viską labai jau bendrais bruožais, nes bendruomenė mato savianalizę ir ten žymiai detaliau. Ir mano tikslas šios dienos kalbėjime yra pakviesti dalyvauti savianalizės procese, kuo daugiau skaityti, kuo daugiau pateikti kritiškų pastabų ir aplamai susipažinti su savianalizės procesu, nes tai yra labai naudingi dalykai, karts nuo karto pasižiūrėti, kokių kelių eini ir kokias padarai klaidas ir kokie yra pasiekimai. Tai jeigu šnekant apie studijų procesą, tai išryškinčiau tokius pagrindinius akcentus. Susikūrėm, galima sakyti, sistemą, studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Dabartiniu metu kaip tik vyksta studijų modulių vertinimas, akreditavimas. Jau pereita nuo išorinio dokumento apie studijų procesą, apie studijų kokybės užtikrinimą prie studijų paties turinio analizės. Yra įsteigti kiekvienam fakultete studijų modulių atestacijos komitetai. Be to dar yra fakultetai, dekanai ir įsistengia fakultetų tarybas kaip patariamasis institucijas, į kurias įjungia studentus, kurie atkreiptų dėmesį į ypatingai studijų kokybę. Dar paminėčiau apie tai, kad buvo pateikta ankstesnio eksperto pasiūlymas, kad mūsų dėstytojai turėtų glaudžiau bendradarbiauti su studentais ir turėtumėm šiek tiek sistemingiau gauti informaciją ir objektyvesnę informaciją apie pokyčius vykstančius studijų procese. Tai senatas patvirtino naują sistemą, apklausą arba pagrindinius principus ir kriterijus, kuriais remiantis studentai bus apklausti apie mūsų studijų proceso kokybinius pokyčius. Jeigu dar paminėti apie tai apie studijų procesų kokybę, tai per tuos 3 paskutinius metus yra įsteigti atnaujinti studijų programų komitetai, yra įsteigti studijų programų direktoriai, yra tarptautiniai koordinatoriai, tai galima sakyti, priartėjo mūsų administracija, mūsų dėstytojai prie studentų. Yra sukurtas, galima sakyti, sistema studijų kokybės užtikrinimo, galų gale ir kokybės vertinimo pagrindiniai principai. Ir šnekant dabar apie poveikį regionai, tai galiu pasakyti, kad tokius pagrindinius dalykus, kad per tos 3 paskutinius metus didžiausiai atlikti darbai, tai yra tai, kad mes niekad neturėjom tiek daug projektų, kiek per pastaruosius 3 metus. Mes turėjom per pastaruosius 3 metus projektų, mokslinio studijų projektų maždaug už 7 milijonus. Tai galima tą kiekį prilyginti maždaug už prieš tai buvusios 20 metų. Ir tie projektai yra nukreipti ne vien tik tai tam, kad dėstytojai keltų savo kvalifikaciją, kad vien studentai sužinotų apie naujausius pasiekimus, bet tie projektai yra labai aktyvūs į visuomenę. Pavyzdžiui, įvairios projektai, kaip reikia sveikatinti įvairias institucijas, įvairios projektai, kaip reikia treniruoti, kaip reikia stiprinti sveikatą įvairios populiacijos žmonių. Aš tų visų projektų dabartiniu metu nepaminėsiu, bet aš galbūt paminėsiu, kad per tos metus vienas iš sėkmingiausių dalykų yra tai, kad labai efektyviai pradėjo veikti pas mus 3 amžiaus universitetas. Pasisekė mums parengti viešų paskaitų maždaug gerą 100 ir tos viešos paskaitos yra skirtos visuomeniai, yra naujausi mokslo pasiekimai ir tos viešos paskaitos VIPS yra tokioje sistemoje, akademiniam tinkle, yra viešai prieinamos kiekvienam Lietuvos gyventojams per internetinį tinklą ir jų lankomumas yra mūsų universitetų dėstytojų paskaitų yra vienas geriausių Lietuvoje, apie 100 000 yra klausytojų, yra aplankę, nežinau, ar visiškai išklausę mūsų paskaitas. Tai galbūt vieni iš geriausių dalykų. Tiesa, dar užmiršau paminėti prie studijų procesų, kai buvo ekspertai akcentavo, kad mes kuo daugiau įdėtumėm į internetinę sistemą
paskaitų prieinamų arba mokymo medžiagos prieinamų studentam arba kuo daugiau ir kuo greičiau pradėtumėm distancinių mokymo sistemą. Tai jeigu pirmutiniai ekspertai, kai buvo atvažiavę, buvo radę 2-3 modulius, kurios jų medžiaga įdėta internetinė, tai dabartiniu metu jau yra daugiau kaip 200 modulių, kurių medžiaga yra prieinama studentam internetiniam tinkle. Tai šitą išskirčiau kaip labai svarbų dalykai, nes studentam pagerėjo studijų medžiagos prieinamumas. Be abejo, aš čia visų dalykų negaliu išpasakoti, aš tik tai šneku apie pačius svarbiausius ir kas man taip reflektyviai atrodo svarbu šiai dienai. Turiu pasakyti, kad universitetas gyvuoja 80 metų, gyvuos ir toliau. Po lapkričio mėnesio, kaip ir šiandien, kaip ir anksčiau, mums toliau reikės tobulinti ir mokslą, ir studijų, ir poveikio regionų, reikės toliau mokyti strateginio valdymo, kils vis nauji iššūkiai. Lyginant su Europos pačiais geriausiais elitiniais universitetais, mums reikia ypatingai pasitemti ne tik tai mokslo kokybei, dar be abejo, reikia ir studijai, ir poveikio regionui, reikia mokytis ir to paties strateginio valdymo. Visos tos pastabos, kurios buvo pateiktos pirmos ekspertizės, visos buvo 9 rekomendacijos ir keletas pastabų. Mano supratimu, kiek aš mačiau iš visų tų grupių atsakymų, visos yra atsakytos, kai kurios net keliais žingsniais žengtos į priekį. Mano nuomonė, jokio pagrindo abejoti ekspertizės teigiamo vertinimo mes neturim. Visus pagrindinius darbus atlikom ir pagal visus 4 tus kriterijus ir dar pagal 5, kaip minėjau, žmogišką išteklį. Tiesa, pagal žmogišką išteklį mes net ir veido reitingai pastebėjo, kad mes esam antri Lietuvoje, nes turim daug mokslo daktarų mūsų institucijoje. Apibendrinu ir sakau, gyvenimas nenutrūks, dar labai daug darbų reikia atlikti, tačiau universitetas gyvavo ir gyvuos, ir jokio pagrindo blogom nuomonėm tikrai nėra. Aš pasinaudodamas progą tik noriu padėkoti dar kartą mūsų bendruomeniai, visai bendruomeniai, kurie prisidėjo prie savianalizės ir pagituot, mobilizuot, paskatint, kad atvyksta ekspertai, kad būtumėm visi susipažinę, kad visi pozityviai tai žiūrėtumėm, kad būtumėm susipažinę su mūsų strategijom, su mūsų misijom ir žinotumėm, jeigu ekspertai klaustų mūsų stipriasias pusės, šnekėtumėm visur drąsiai, atvirai, bet pozityviai, matytumėm savo širdyje ir savo prate reiškia pažangą, ateitį. Labai dėkingas aš esu mūsų studentam, socialiniam partneriam. Jie visados visais kritiškais ir ne tik kritiškais mokslo atvejais, situacijom labai pozityviai žiūri į universitetą. Jie labai daug padėjo rengiant savianalizę ir aplamai reformuojant universitetą, keičiant universiteto kultūrą. Be abejo, dėkingas socialiniam partneriam, kitiem. Tiesa, nepaminėjau, kad mūsų yra įsteigtas socialinių partnerių forumas. Mes jau dabartiniu metu turim tikrų draugų 100 socialinių partnerių forume, oficialių forume. Tai ypatingai jiems dėkingas. Be abejo, noriu padėkoti studijų kokybės vertinimo centrui, kurie yra atsakingi už institucinį vertinimą. Jie pastoviai teikia mums rekomendacijas, jeigu kažkas yra neaišku, mes galim jų paklausti. Pas mus buvo atvykę jau 2 kartus, paskutinį kartą atvyks rytoj, vėl pristatysim galutinius mūsų savianalizės rezultatus, tai jiems labai nuoširdžiai dėkingas ir procesai vietoj nestovės, darbų yra daug, iššūkių daug, o pažanga yra, mano supratimu, yra aiškiai matoma ir tikiuosi, kad ekspertai tą taip pat pamatys.